Taigi, sodyba nuomai tiems, kurie svajoja įsigyti sodybą, susipažinti, kas tai yra grynas oras, išvažiuoti iš miesto pavasarį, rudenį, vasarą, kurie galvoja kažkada įsigyti sodybą, bet turbūt dar nežino, nuo ko sodyba prasideda ir kas yra būti sodyboje, ko čia užsiimti. Taigi pabandysime pasižiūrėti, ką turime šitame objekte, į kurį galite atvažiuoti, įsikurti ir suprasti, ar sodyba yra jums, ar vis dėlto turėti sodybą yra visai ne tas, apie ką galvojate. Na štai, pradėkime, kad šitas objektas, jo plotas yra apie 60 arų. Pradėkime nuo lauko tualeto. Maždaug tasai panoraminis bus vaizdelis. Čia, kur eglučių linija yra riba su kitų sklypo. Na, matote, ten toliau yra batutas, troba. Į trobą įeisime antroji daly, o dabar čia praeikime. Praeisiu šitą plotą ir pasižiūrėkime, ką čia turime. Čia turbūt gali būti darželis eiti, pasidaryti porą lysvių ir bandyti kažką pasiauginti. Čia yra sodybos pakraštys, į kurį metam žolės, šieną. Ir tikimės, kad gausis vėliau visai geras silosas. Štai teka upelis, turintis labai įdomius du pavadinimus. Vienas jų yra Serbentelė, o kitas, kur kas egzotiškesnis, Dunojėlis. Taigi, Serbentelė arba Dunojėlis įteka maždaug už kelių šimtų metrų esančią kur kas didesnę upę Šalčia. Prie jos dar nueisime, pasižiūrėsime. Štai va čia žingsniuojame palei upės pakrantę. Troba yra ant jos, galima sakyti, kranto. Pasižiūrime, dabar yra, kai mes filmuojame, kovo 9 diena. Štai taip atrodo šitą sodybą prasidėjus kalendoriniam pavasariui. Aišku, visai kitaip atrodo jį, kai viskas čia sužalia. Be abejo, būna daug žolių, reikia dirbti su dalgiu. Na, arba tie, kurie pripažįsta visai kitokią technologiją, tada jau ima trimerį, tai kas nori padirbėti labiau širdies, darbuojasi su dalgiu. Dalgis yra sodyboje, tai aišku, reikia išsigaląsti ir nusiteikti grįžti į 30-osius metus, į Smetonos laikus. Labai linksmas beje užsiėmimas. Taigi, matot, kaip čia viso yra, pakrantė, žaliavos tikrai yra. Išeiname į keliuką. Pavyzdžiui, kaimo vienas galas yra ten. Ir štai Papiškių galas yra kitam krante. Šito keliu galime išeiti į tokį natūralų laukinį skardžio paplūdimį. O šito keliuku galime išeiti prie Šalčios kitų keliukų. Ten, kur kopėčiamis galime nusileisti į Šalčią pūkšiltį. Na, čia yra antroji sklypo dalis. Kaip matote, kol kas čia nieko neišjudinta. Bet va, prašau, dygsta medeliai tolumoj. Mačiau kaimynų valdos. Na va, troba iš kelio pusės. Netrukus ją apžiūrėsime. Bet pažiūrėsime, čia yra likutis medinės tvoros. Dalis jos jau yra sukūrentas sėkmingai. Galėsite, pavyzdžiui, užsiimti naujos tvoros dirbinimu iš kokių nors žilvyčių supinti. Na, čia, tarkim, yra šiek tiek lentų po šito šiferiu. Tarkim, pavadinkime, ūkinė dalis sodybos. Galėsite gal netgi pasižiūrėti, gal čia kažką galima rasti ir kažką kurti iš tų lentų. Štai prašau, senas sodas, vykstantis, matot jau. Dar vienas medelis yra išlūžęs, medelis yra paremtu. Šioks toks derlius būna, bet, tiesą sakant, nedidukas. Na ir štai čia krūva malkų.
Kuriame čia visai tą nedidelę ugnelę, kepam mėselę, kai yra noro. Ir ką, dabar nersime pažiūrėti, kas yra truboj.